Paskutiniai pusryčiai. Normalu. Šventiniai pusryčiai prieš veiksmą. Su pirma susirandam organizatorių automobilį 00 numerį. Tada parsisiunčiam kiekvienas, kuris dalyvauja lenktynėse, GPX failą, kuris yra sudėlioti taškai, kuriuos mes turim pasiekti, ten yra koordinatės. Modox komanda dabar dėliojasi taškus pirmos dienos žemėlapyje. Ir ką, už 20 minučių startuosim. Kaip Eglužė, nusteikimas labai baisu, čia jau toks jauduliukas kyla, gavom lapus su užduotim, keliam dar kol kas taškus į žemėlapį, laukiam briefingo ir po briefingo startuosim. Artėjam prie pirmos užduoties, liko 1,3 km. Pagal planą, Vingur, pasieksim tiesąją. Ir turėtume rasti kažkokį ženklą su 2 metais užrašytais. Ir yra metai. Kelinti? 2020-2030. Važiuojam į antrą tašką ir su kitais ekipažais kartu vorele iš Modoxų, tai prieky yra Morkos ekipažas. Morkos ekipažas, kaip jūs, ar gyvi šiandien? Ar neišsigando offroado lengvo? Įdomiai visai. Atsargus, tai tikrai taip ir yra. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamb just to tease you. None of these toys on lease to. Need your whole year in a week too. Main bitch out of your league too. Side bitch out of your league too. Važiuojam, trumpai parodysiu mūsų ofisą. Tai yra vairuotojas. Vadovaujasi šitą navigaciją. Čia turiu visus automobilio parametrus. Ir aš turiu papildomą tą pačią navigaciją kaip vairuotoja. Tik aš čia į priekį pažiūriu taškus, sudėlioju, ar jie neprasikeičia, apžiūriu, ar gerai mes važiuojam. Tada roadbooką, turime stočių lapą ir užrašinę svarbiausiams momentams. Ir turime visada labai gražų vaizdą pro langą. Vaizdai gražus, kalnai. Mes irgi važiuojam tokiu vingiuotu kalnų takeliu, kol kas asfalto. Taškas už 300 metrų. Ir važiuosim toliau. Na, realiai keliukas skirtas vienai mašinai, o apsilenkt reikia jam. Pirmi nesklandumai, dingo trauka. Vos įlipam į kalną, stojam žiūrėti, kas atsitiko. Sustojom, laukiam dabar Morkos. Morkai kažkas sakė atsitiko ir nebetraukė automobilis. Tai bandysim bendrom jėgom pasižiūrėti, kas ten jie yra. Keli kilometrai ir turėtų atvažiuoti jie. Štai ir atvažiuoja mūsų netraukianti Morka.
Toks kaukimas, tu žinai. Tai kokią chirurginę operaciją dabar darys Rangeriai? Pakeisim filtriuką, pažiūrėsim gal. Biški geriau bus. Pasulauksim. Jei, pagaliau pasvy. Daug lietų, žinokit, ir bus dulkėse sėdėsi. Nu Vicka, tvarkos mašina. Jokių klaidų nemetė liktai, bet įtarimas, kad kuro trūkumas arba gal ir oro trūkumas. Tai pirmą pabandėm, pasikeitėm pagrindinį filtrą kurą. Gal padės, jeigu. Skiepas koks? Egluzė. Bet jų palapinę matai atsikabinus? Reikia pasakyti. Viskas, Egluzė, išgyvenai. Nusimovė mūsų palapinę, tai dabar sustojo ir bandom remontuoti ją atgal. Nes užduotis buvo padaryti šitokią nuotrauką. Surasti šitą griuvėsį ir padaryti šitokią nuotrauką. Tai? Dėjai vengrams per šoną. Ką? Dėjai vengrams per šoną. Nereiks laust. Sakai, lenktynės? Mums liko iki finišo šiandieninės dienos 88 kilometrai. Ir kas pirmi? Nu, nusiplėšėm. Tavo pučių bumperį palikęs. Na jo, jeigu nieko nebūtų, tai nuplėšt. O dabar ant to, žinai, atsisėda biškit. Tokį vamzdį, žinai, palikot. Jo. Žodžiu, Madogs jau darosi tikrai Madogs. Bet jau mūsų. Nu. Lindo, po manim palindo. Viskas reikalai nieko ypatingo. A, viskas gerai, važiuojam. Gerai, bus varom. Nu, gerai. Varom. Navigacija rodo tiesiai.
Bet čia yra griovys. Tai realiai kelio tiesiai čia nėra. Vyrai išėjo ieškoti kelio, nes mes jau čia stringam labai ilgai. Stop! Tai va, keitėm filtrą. Kažkodėl buvo nuorinimo tarpinė tokia guminė, kur kažkiek pavažiavus suklyžo. Pradėjo bėgti kuras lauk. Dabar tikėkimės, pakeitėm šaidelę tarpinę. Turėtų viskas būti gerai. Tai va, tai jau dienos limito neįveikėm, 5 taškus praradom, bet Vilė dabar stengiamės grįžti, gal bent jau iki švieso jau nebespėsim. Laimingai grįžt atradot? Amerikietiški kalneliai. Ai. Mes Morka yra vedlys mūsų. Sudarė nemaža mašinų spūstis, nes vienas ekipažas lygtais vengrai pastrigo griovy. Mūsų Madogs dabar bando užkast. Tikiuosi, kažkaip pavyks. Bet realiai man šiek tiek baisu, kur yra snaigė, nes jeigu čia visas kalnas ir visos trasos tokios, o jie vieni. Mindjárt meg kell emelni. Vagy lekapjuk a izét. Ezt a... Megemeljük, rárakjuk. A hegyoldalt lebasszuk. És arra fele jöttünk, ezt az utat akartuk követni. Ott kikerültünk. Na va, ištraukė automobilį, tai gal pagaliau ir visa kita eilė laukiančių automobilių galės pravažiuoti. Čia kai kurie jau nebelaukė, bandė pravažiuoti, kasti kitus griovius, o mes bandysim per šį griovį keliauti ir nepastrikti. Gražu. Super. Labai gražu. Tai va tokiais keliais mes po Afriką keliaujam, kas važiuoja, kas eina peškom. Lelka kokie akmeniukai. Nu, apkrova važiuokliai, tai kosmosas.
kelelis toks tikrai, kaip organizatoriai buvo parašę, Rocky, tai atsispindi tikrai šitame kelyje tas jų parašymas, nemelavo, bet iš tikrųjų labai, labai graži vietovė, gražus vaizdai, yra kur akis paganyti. Kažkas išėjo nupirkti duonos marokietiškos. Tikėsimės, kad bus labai skani. Brigita ateina laiminga. Ar gavai? 3 duonas! Afrikietiškas ir nežinau, už... žodžiu, atmetė iš 100, 5, 6, 7, 8, 9, 95,5. Tai, žodžiu, už 5 dirhamus. Nu, tai už 50 centų. Už 50 centų 2 duonas, va tokio titumo. Va tokio. Tokios, man atrodo, fantastika. Tai dabar važiavom ir šiandien turėjom tokią vieną problemą, kad sugedo mūsų kondicionierius. Ir važiavom ir sutikom netikėtai organizatorių draugus, Aziz Garage, va taip vadinasi, tai oficialus šito ralio draugas, ir kuris pagelbėja visiems ralio dalyviams, jeigu kažkas nutinka. Ir mes važiavom tiesiog į Merzaugą ir jį pakeliui sutikom, ir jis pamatė, kad Budapešt Bamako lipdukai yra pas mūsų, pradėjo mums mojuoti, stabdyti, sako, ar viskas yra gerai, ar neturit problemų. Ir mes sakom, nu, šiek tiek turim problemų, ir va dabar Justas nuėjo, kalbasi, sako, galbūt jie galės išspręsti mūsų šitą problemą. Tai tuoj pažiūrėsim. Nu ir kaip? Ką sakė? Nu, sakė, važiuojam su juo. Aha. Bet, sakė, pagelbės. Na, liuks. išsileidęs gazas. Hello! Važiavom į oficialų garažą. Klime? Start Okay. climatization. Okay, 1 minute. Šiltas. Aha. Bandau nieko nedaryti, nes čia tokie vyrų reikalai, tai aš, žodžiu, sėdžiu, tyliu ir šipsausi. Tai kuom baigėsi mūsų remontas? Patikrino, ar visko ten yra papildyta, tai viskas yra ok. Tai kažkas yra kažkokios bėdos su elektra. Visas pistas ir Ne, tikrai ne. Morka važiuoja.
nors ir labai vėluojam, atsiliekam nuo plano, bet bandom dar imti visus, kiek galim taškus, kad ir nakties metu. Ir dar viena užduotis buvo nusifotkinti komandai šalia dinozauro skeleto ir mes jį radom. Šiandien jau grįžom į bivaką. Apsistojom prie tokio Maroko viešbučio ir su didelė labai aikštele. Tai kas norėjo galėti viešbutį, kas norėjo, kas turi su savimi savo namus, tai pasilieka to aikšteliai. Tai mūsų komanda dar negrįžo, nei Morka, nei Pupa dar neparvažiavo, o aš darau Brigitos receptus. Tai turiu tokią savo virtuvę įsirengusi su puodu. Tai verdu makaronus. Tagliatelle šiandien bus su jautienos konservais. Pakepinsiu svogūną ir su konservais ir su makaronais, dar padažiuko, bus, man atrodo. Pagaliau pasiekėm bivaką, finish pointą, einam prie 00 automobilio, prisičekint, kad grįžom ir priduoti visus užduočių atsakymus. Pravažiavom visą maršrutą, pasiekėm visus koordinacinius taškus orientacinius, tik neįvykdėm kelių užduočių be koordinacinių taškų, bet rytoj bus aišku, kiek surinkom. Maksimaliai buvo galima surinkti 49 taškus, mes surinkome, jeigu viską gerai padarėme, 36 taškus turėjom surinkti. Čia yra čekinas, kur kiekvieną vakarą reikia prisičekinti, kad grįžai saugiai ir esi bivakė. 11 Mudoks. Bet jau šviesu, mes jau turėjom išvažiuoti prieš valandą. Mergos knisa protą. Jos nieko nesako, jos parodo. Normaliai. Kažkam kopas pramoga, o kažkam rimtas iššūkis.